Nu ką, turim sendą, jau be motoro. Vis dėlto pasirodo nedėgymas buvo, ne bėgių šakutė, o tiesiog dėžė subirėjo antro bėgio dantračiai. Tai va, senas motoras padėtas jau ant stalo, reikia įsirinkti, magnetą jau nusiėmiau, taip pat Roxo motorą reikia išrinkti, abudu motorai keliaus nusismeliuoti, nusidažyti milteliniais dažais, nes, pavyzdžiui, sendas blokas visas trinasi, buvo iš flakono nudažyta, tai ne kažką. Roxas irgi čia baltas, juodas, visom spalvom. Tai abudu blokus reikia išrinkti ir vešim. Cilindrų unboxingas. Aha, dar. Opa. Na jau. Nu dar padoriai, čia biškai pasidėvėjimų matas. Nefokusuoja, o. Nu dar padoriai, sakyčiau. Matosi pasidėvėjęs biškai, bet, kaip sakant, naudojamas daiktas yra, o nestovi. Taip atrodo iš vidaus. Nu ir pasidėvėjęs, tikrai nenaujas. Cilindras irgi biškį gavęs, visas nušiktas nuo tepalo. Nu jo, nieko, viską naujai surinksim, ledas bus. Sankaba jau nuserdė, liko tik prasiskel bloką, įsimt alkūnę, visus guolius beveik įsimt, salinikus nusimt ir judėti prie Roxo motorą išrinkinėti. Važiuojam toliau. Prasiskėlė blokas, žiūrim, ką turim viduj. Kol kas nieko labai nematyt. Tiktais iškrito va tokios dalis, dantračiai. Nemanau, kad čia labai gerai. Bet jo, čionais likęs. Nu jo,
nuskilęs dantratis. O tai va, nedegimo problema ir ne šakutį, kaip sakant, buvo, o greičių dėžė iškart reikėjo keisti. Ką jau padarysi? Va tai va atrodo dantračiai. Čianais išvis išdaužyta. Palaidini visi dantračiai. Čia dalelytės likę. Čianais, čia irgi nuskelta. Dantukai. Na jo, nepasisekė. Reikės keisti naują visą dėžę. Nu ką, Sendos motorą visą įsirinkau. Dėžė subirėjus. Reikia išrinkti Roxo motorą. Gal tai įdėjau įsiurbimo kolektorių. Nu ką padarysiu. Bus dabar per naują surinktas su visom tarpinėm, su viskuo. Nauja alkūnė. Ir jo. Žiūrim, ką turim čia. Pasislėpusi. O. Nu jo. Čia irgi ne ką. Geriau. Matas antifrizų yra gavę. Na jo. Stumoklis irgi toks. Biškių pavarytas. Bet dar važiuos, tikrai važiuos. Nusiėmiau stūmoklį. Tikrai antifrizą nemažai buvo gavę. Nes matosi, kad antifrizas tiesiog. Žodžiu, reikės naujų tarpinių šitam. O ką, dabar atsiskom visus vaštus, skeliam bloką. Blokas prasiskėlė, alkūnė buvo stokinė, dabar dėsis biškį rimtesnė. Reikia dar nusimti reduktorių, įsimti salinikus, iš čia guolį, šitą pusę salininką tik reikia įsimti ir bus paruošta vežti miltelinį. Dar špilkas reikia įsisukti, iš vienos pusės bloko ir iš kitos. Jo, šinkinėjom po biškį.